Padėkos dieną tėvai paprašė manęs valgyti virtuvėje. Ne dėl to, kad trūktų kėdžių ar kad stalas būtų perpildytas, tiesiog sesers vaikinas atvyko ir pasirodo aš kieno nors jausmus suplėšyčiau. Sustoju prie koridoriaus, kai Lauren mane švelniai patraukia į šalį. Ji pramaišiui nuleidžia balsą, tarsi išduodama svarbiausią valstybės paslaptį, ten lik normaliam vakarieniai. Bus paprasčiau, į ką aš ištariu, kam paprasčiau. Paaiškėja, kad Jasonas pulkininko leitenantas logistikoje, karinis karininkas, tarnauja jau 20 metų. Tėvai kaimynams apie tai jau 2 kartus paviešino, jiems labai patiko tas žodis major, atrodė prestižiškai. Lauren greitai sušvelnina klostes, patrina plaukus ir tyliai šnabžda, aš jiems sakiau, kad tu papuoli kaip eilinė kariuomenės eitei pagalba. Nenoriu, kad vakarienė virstų rangų varžytine. Aš ilgam į ją sustoju, tikėdamasi sužinoti, kad ji juokauja. Bet ne. Manau, tai nesvarbu, priduria ji sumišusi. Jis juk pareigose vyresnis. Nenoriu jokios nejaukios situacijos, nejaukumas mūsų šeimoje, sena opa. Net nespėju nieko tarti, o tėvai jau pritariamai linksi, juk nieko tokio, ramina tėvas. Geriau tegul jis turi savo momentą, mama tyliai linkteli, leiskime jam pasijausti svarbiam. Lyg būčiau pasiskelbusi kalnelio viršūnėje, nestovėdama virtuvėje. Jei ką, aš nei žodžiu neužsiminiau apie savo pareigų laipsnį, man dažniausiai tenka dirbti slaptuose projektuose, o šeimai kariuomenės rangai visada regėjosi vienodi, uniforma yra uniforma. Tačiau Lauren pati susikonstravo mano personažą paprastute tech support ir štai, aš užvariau virtuvės duris, o pro jas protrūks plyš nešijo tik geriausią servizą, ištrauktą tik ypatingoms progoms. Aš atremiuosi į stalviršį ir klausausi, kaip tėvai prakartojasi Jasono tarnybos istoriją, įtrengdami jį senato patvirtinimui. 20 metų misijų karjeros grafikas link leitenanto pulkininko. Nei sykio neužmetė akies į mano uniformą, lyg tokios net nebūtų. Turkijos kvapas tvyro ore, svetainėje aidu mušasi futbolo sirenos, įprasta padėkos dienos garso takelio versija, tik aš jose nefigūruoju. Lauren praeina pro šalį su didžiuliu serviravimo dubeniu ir tyliai pamini, jei prisimins rangą, nesakyk nieko. Man svarbu, kad jam nebūtų nejauku. Nejauku? Sužinoti, kad tavo merginos vyresnioji sesuo vakarieniai tave pranoksta laipsniais, akivaizdžiai katastrofa. Skamba durų skambutis. Visi staiga įsitiesia, tėvas net bėgte nubėga atidaryti. Jasonas įeina ramus, apsivilkęs tamsiai mėlyną megztinį ir šviesias kelnes. Jo laikysena tvirtai atsistojo, bet be jokio įtampos įspūdžio, tokia kokią įdiegė ilga tarnyba karininko gretose. Rankos paspaudimai, šypsenos, komplimentai namams. Aš lieku virtuvės angos šešėlyje. Lauren jį pristato tėvams ir tuomet sustingsta, lyg neturėtų tolimesnio žodžio. Ir štai mano sesuo Rachel, greitai pridūrė Lauren, švelniai mostelėdama mano link. Jason pažvelgė į mane mandagiai, jokio streso, jokių keistų žvilgsnių, vien tik standartinis karininko profesionalumas. Malonu susipažinti, tarė jis. Vienu ūžiai. Nė trupučio jaudulio, nė lašo nepatogumo. Vakardienos vakarienė prasidėjo be manęs. Mama įteikė man lėkštę virtuvėje ir tyliai sumurmėjo, pakeisime tave deserto metu, tarsi buvau dalis kažkokio sėdimų vietų plano. Sėdau ant aukštos kėdės prie salos ir klausiau, kaip Lauren pasakoja apie reklaminės kampanijas, o tėvai nesiliauja girti Jason komandinės patirties. Jis pats kalbėjo kukliai apie tiekimo grandinės atnaujinimus, biudžeto ribojimus. Jaučiasi tikras karininko tonas, tokie pokalbiai vingiškai tvarkingi, be niekieno išpūsto ego. Tada mano tėvas tarė, gali būti smagu turėti aukštesnį laipsnį, trumpa pauzė. Jason tyliai nusijuokė, priklauso daugiau popierių, o ne prabangaus gyvenimo, nors vis tiek įspūdinga, pridūrė Lauren, ne kiekvienas išbūna tiek metų, kad taptų majoru. Aš lėtai paragavau kalakuto ir pasiklausiau. Iš tikrųjų jau 12 metų tarnauju. EOC komisija, pirmoji stotis Fort Gordonas, išsiuntimas į Kuveitą kibernetinės gynybos operacijoms, praėjusių metų atrankos taryba, 3 mėnesių senumo paaukštinimo sąrašas.
Bet nė vienos akimirkos nebuvo paminėta, kad aš neeilinė karininkė. Iš tolo išgirdau Jason klausimą, su kokia vienetinė tavo sesuo tarnauja, o ji tik remia kariuomenę, atsakė Lauren skubiai. Nieko didelio, lenčiau atsargiai atidėjau šakutę, nieko didelio. Jason tą frazę priėmė be didesnio pasipriešinimo, tik neutraliai linktelėjo. Po kelių minučių baldai ėmė virtuvės pusėn keliuotis. Žengė žingsniai. Vienas sustojo, tvarkingai švarus delnas paėmė pro šalį kabantį paveikslą. Nė vieno šypsnio, nė vieno pykčio blyksnio, tik ramus susikaupimas. Aš tyliai išėjau iš už salos. Iš kur ši nuotrauka, nusvyro balsas. Mama atšovė. Ta Rachel iš konferencijos Pentagone. Ką tik šiemet, aš trumpam užsimerkiau, žinoma, kad ta nuotrauka vis dar stovėjo svetainėje. Ji daryta per bendrą kibernetinės modernizacijos simpoziumą Arlingtone. Aš buvau pagrindinė pranešėja integracijos sesijoje, uniformos raukšlės išlygintos, laipsnio ženklai garbingai matosi, o vardinė kortelė perskaitoma iš tolo, jei tik žinai, kur žiūrėti. Jason žengė arčiau pritvinkęs ramybės. Leitenantė pulkininkė Rachel Donovan iš kibernetinio apsaugos brigados, pasakė jis tonu, kuriame nebuvo nei išdidumo, nei susierzinimo, tik tikslo ryžtas. Tėvai sustingo, Lauren akys priblėso. Mes susitikome per tą pačią pavasarinę apžvalgą, ramiai pridūrė Jason. Tu vadovė atitikties atnaujinimo sesiją, pažvelgiau jam į akis ir tyliai patvirtinau, taip sekė trumpas tylos momentas. Ji šiek tiek pasisuko į mano tėvus ir Lauren. Iš tiesų ji ilgamžiškumu mane lenkia, pridūrė be jokio trenkto akcento. Kambarys nesprogo staigių šūksnių, nepasigirdo jokio dramatinio atodūsio, tik užvirė sunki, tiršta tyla, kurioje užsiliko anksčiau šnekėtos šypsenos. Mano tėvas susiraukęs pakėlė antakį, lenkia tave, Jason ramiai linktelėjo vieną kartą. Tiesą sakant, jį pulkininkė leitenantė. Lauren veidas iškart pabalo. Ji netikėtai nukreipė šakutę nuo lėkštės ir tas lengvas skamtelėjimas skambėjo per tyliai didžiuliame valgomajame. Mano mama pirmoji atgavo sąmonę. Pulkininkė leitenantė ištarė lėtai, tikrindama žodžių svorį. Jasonas nė neparodė susižavėjimo, labiau atrodė sutrikęs. Taip, ponė. 05 Kosios kibernetinio saugumo brigados. Tėtis pažvelgė į mane taip, lyg aš būčiau tyliai pakeitusi profesiją, neperspėjusi šeimos. Nuo kada? Prieš 3 mėnesius, atsakiau paprastai. 3 mėnesius tiek laiko, kad mano vardas pasirodytų oficialiuose sąrašuose, kad pareigybės popieriai būtų pilnai patvirtinti, kad sagė ant krūtinės taptų reikšminga armijos dalimi. Per mažai laiko, kad kas nors šitame name pastebėtų pokytį. Lauren neištvėrė ir pravirko juoką. Na, niekas juk man nepasakė. Nesipriešinau, reiktų bent jau jos paklausti, ar ne? Jasonas grąžino rėmelyje esančią nuotrauką ant lentynos. Jis neatrodė išdidus ar įsižeidęs. Karjeros karininkai greitai prisitaiko prie naujienų. Gera ataskaita, pasakė jis ramiu balsu. Atnaujinta atitikties sistema sutaupė mums daugybę vargo su logistika. Džiaugiuosi, kad padėjo, atsakiau. Mano tėvai žiūrėjo į mus, tarsi kalbėtume svetimą kalbą, taip ir buvo. Vakarienė tęsėsi, bet ore nuvilnijo kažkoks stygius. Tėtis išvalė gerklę ir vėl paklausė Jasono apie jo paskutinę tarnybos vietą, tarsi ir viltų, kad pokalbis gražiai grįš į įprastas vėžes. Mama ir toliau kraipė galvą, spėliodama. Aš į virtuvę negrįžau, niekas neragino, atsivėriau atskirą kėdę ir prisėdau, lyg būčiau ten sėdėjusi visą vakarą. Tyluma jaučiausi nenauja, greičiau, tik intensyvesnė. Prisiminė vidurinę mokyklą, Lauren visada mokėjo pritraukti dėmesį. Ji buvo 5 metais jaunesnė, bet anksti suprato, kad stiprus balsas ir pasitikėjimas dažnai nugalėja tylų nuoseklumą. Kai įstojau į kibernetinės gynybos akademiją, tėvai tai vertino kaip praeinančią aistrą. Tu per daug gabijo, kad apsiribotum kariuomenę, mama kartodavo.
Tuo tarpu Lauren perrašė studijas 2 kartus, kol pasirinko komunikaciją, šeimai tai buvo vadinama viešų ryšių aistros atradimu. Mano karininko atidarymo ceremonija įvyko gegužės 6. Tėtis sakė, turį svarbų reikalą, o Lauren tą savaitgalį su modelių agentūra fotografavosi vietinėje parduotuvėje. Mama nusekė paskui dukrą, kad ši jaustųsi saugesnė. Aš auksinius epolečius ant petnešų užsegiau koridoriuje, šalia budėjęs instruktorius neturėjo ko parodyti iškilmingai ceremonijai, tik bendravo per žinutę. Jiems atsiuntė puokštę, o mūsų šeimos Facebookas grojo išdidžiai apie Lauren fotosesiją. Tuomet visa tai atrodė visiškai normalu. Kalėdų vakarienėje tėtis vėl bandė perimti pokalbį. Na, Rachele, o ką tiksliai veikia kibernetinio karo pulkininkė leitenantė? Tai buvo pirmas kartas, kai jis tiesiogiai paklausė apie mano karjerą per daugelį metų. Mes koordinuojame gynybinius veiksmus, ramiu tonu paaiškinau. Vertiname rizikas, saugome infrastruktūrą, užtikriname atitikti normatyvams. Lauren staiga pertraukė, skamba techniškai. Taip, linktelėjau. Jasonas šiek tiek palinktelėjo. Pastaruoju metu kibernetinės pajėgos vis labiau svarbios. Mama nerimastingai žvilgtelėjo iš vieno į kitą. Man atrodė, kad tu paprastai. Šįkart aš jau nebelaukiau klaidos. Aš vadovauju komandai, trumpai ir aiškiai atsakiau. Mama mirktelėjo. Vakarienė tęsėsi toliau, bet niekas nebegrįžo prie senųjų temų. Siena supanti tyla, galingesnė už žodžius. Viskas priklauso nuo užduočių grupės, trumpai atsakė Jasonas. Kiekviena grupė veikia savaip. Toks paaiškinimas tiktų bet kam, kas bent truputį supranta karinę kooperaciją. Tik ne Lauren. Ji šyptelėjo. Taigi, išeitų, tu esi Jasono viršininkė. Jasonas mostelėjo ranką, tarsi tai būtų pats savaime suprantamas dalykas. Skirtingos šakos, skirtingas pavaldumas. Bet laipsniai vietoj nenusileidžia. Lauren žandikaulis sustingo įtampa. Užaugus laimėjimui pas mus niekada nekildavo dėl pažymių. Aš tyloje patekdavau į garbės sąrašą, o jai visi giria pastangas. Aš pirmą mašiną susitaupiau naktinėmis pamainomis knygyne. Po 3 savaičių tėvai pasirašė paskolai už ją, kad šves 16 į gimtadienį su žvaigždės ženkleliu. Jie tai vadino sąžiningumu. Pirmą kartą išvykus į misiją, Laurentė pasiskundė, kad mano nebuvimas kelia šeimai stresą. Mama neteiravosi, ar negalėčiau paprašyti trumpesnės kadencijos, lyg kariuomenė veiktų pagal mūsų patogumą. Ir vakarienės metu Lauren staiga pakeitė taktiką. Žinai, tai išties įspūdinga, ji susižavėjusiai kreipėsi į mane. Aš tiesiog nežinojau. Tu niekada apie tai nekalbėdavai. Štai ta tylioji transformacija, nuo nuvertinimo prie kaltės prikišimo. Tu niekada ir neklausdai, tyliai pakartojau. Jasonas ramiai pasitraukė į stebėtojo vaidmenį. Mano tėvas pasidėjo ranką ant kaktos. Kodėl tu mums niekada nepasakai? Galvoju, kiekvieną kartą, kai tik šiek tiek pasigirzdavau apie savo pasiekimus, viskas vėl virsta lyginimu. Kai gavau kapitonės laipsnį, Lauren apie didesnę baigimo šventę. Kai nusipirkau butą netoli Fort Me, Lauren panorėjo prabangaus miesto centro būsto su pradiniu įnašu. Kiekvienas mano žingsnis jai tapdavo naujų galvosūkių, kurį turėdavo išspręsti. Tačiau aš nieko nesakiau. Tiesiog ištariau. Man atrodė, kad tai nesvarbu. Lauren atsilošė kėdėje. Dabar svarbu. Bejėgiškai žiūrėjau į nekvepiančią kalakutieną savo lėkštėje, visi ėmė būti per daug soti vienai kovai. Jasonas atsargiai prapliupo. Tikrai nenorėjau kurti įtampos. Nesukūrėte, tarėme kartu su tėvais. Tiesiog netikėta, pridūrė Lauren. Netikėta, pasikartojo ji, tarsi žodis įspūdingai jo žodinė jau būtų išdžiūvęs. Tėtis pabandė pralinksminti situaciją. Na, štai 2 vyresnieji karininkai prie stalo. Jasonas dosniai nusišypsojo. Lauren, ne.
Visą vakarą planavo spindėti kaip pagrindinė šeimos pasididžiavimo legenda. Dabar istorija netikėtai pasisuko be jos leidimo ir jį pulti valdžios neturėjo kur dėti. Be jokio dramos šou ji pakilo. Man reikia daugiau vyno, nurėžė ir tik prabėgom pažvelgė į mane. Tokia mūsų dinamikos ašis, Lauren šviečia, aš stabilizuoju. Ji užsikuria, aš nuraminu. Ta sistema veikdavo tol, kol sutikdavau likti mažesnė. Šį vakar tiesiog nebebuvau pasiruošusi dingti šešėlyje. Ir tai sujaukė visus žaidimo taisyklės. Kai ji grįžo prie stalo, balso tonas buvo vėl šaltas ir profesionalus. Tai kiek tada tu jau ten, kibernetinėje komandoje? Kreipėsi į Jasoną, nusisukdama nuo manęs. Maždaug 6 metai, atsakė jis ramiai. Ji linktelėjo, rodos atsidususi, pagaliau vėl atsidūrė ant saugios žemės. Tačiau kas kelias minutės jos žvilgsnis krypdavo į mane, tarsi ji niekaip negalėtų nuspręsti, ar viskas čia dar tebėra pažįstama. Kambarys nebuvo užtvindytas šūksniais ar aštriais žodžiais, tik tylus, bet juntamas gravitacijos pasikeitimas. Pirmąkart šiame name aš nebebuvau tik fonas, kurį galima ignoruoti. Tapau kintamuoju, kurį kažkas pamiršo įskaičiuoti. Lauren atsargiai prisipylė vyno, bet jos delnai susitraukdavo taip stipriai, kad butelis tviskėjo nuo stalo krašto. Aš įkvėpiau lėtai ir nukreipiau žvilgsnį į savo lėkštę, leisdamas kambariui nusistovėti į naują tvarką. Niekas nesakė, gal gali eiti į virtuvę. Ir niekas neatsiprašė. Tik Jason lyg viską stebėdamas iš šalies mėgino sugrąžinti šneką į neutralius vandenis, kalbėjo apie šventes, mėgstamus futbolo klubus, tarnybos vietas. Karjeros karininkai meistriškai sumažina įtampą iki matmenų, kuriuos galima valdyti. Mano tėvas vėl aiškiai papurtė galvą. Tai kodėl apskritai pasirinkai kibernetinę veiklą? Jo balsas skambėjo atsitiktinai, bet tai buvo pirmas klausimas, jis pamatė mane kitaip nei anksčiau. Išbandžiau atrankose, supratau, kad tinka, atsakiau trumpai. Ilgoji versija prasidėjo nuo manęs būnant 18, stojau į rezervo karininkų rengimo kursus, nes man reikėjo struktūros krypties matuojamo rezultato. Lauren buvo įgudusi būti pastebėta, aš spręsti problemas. Armija tam turėjo vietos. Mano tėvai nerėkė, bet ir nesidžiaugė garsiai. Visada gali persigalvoti, pasakė mama, kai pasirašiau sutartį, lyg kalbėtų apie paskaitas legalių studijų mainų programoje. Studijų metais Lauren gyvenimas tapo dar triukšmingesnis - socialiniai tinklai, vakarėliai, influencerių stažuotės. Tėvai dalindavosi kiekvieną jos nuotrauką, komentuodavo kiekvieną įvykį. Kai aš grįžau iš pažengusiųjų stovyklos su aukščiausiais įvertinimais, tėtis tiesiog pasakė, na, smagu, ir pamėgino sužinoti, ar Lauren kaip nors reiktų pagalbos kraustantis. Nėra čia nieko asmeniško, galvojau. Tiesiog įprasta. Po paskyrimo karininku išvažiavau į Fortą Gordoną į cyberpeicei mokymus. Ten laikas tarsi susitraukdavo ir įsitempdavo vienu metu, ilgos valandos, techniniai pratimai, realybės simulacijos. Į namus skambindavau kartą per savaitę trumpai, ar saugu? Taipgi gerai, tada Lauren patekdavo į pokalbį ir pasakodavo apie naujus prekių ženklus bent 20 minučių, o mama juokdavosi ir paklausdavo nuorodų bei žinučių, kuriomis galėtų pasidalinti draugiems. Kai mane įsiuntė į Kuveitą gynybinės kibernetinės paramos misijai, reagavimas buvo nevienareikšmis. Tėtis nerimavo dėl regiono, mama pasiūlė kitą kartą pabandyti kažką arčiau namų, o Lauren piktai tvirtino, kad šventės be manęs bus nepilnos. Aš nesiginčiau, tiesiog dariau savo darbą. Tai buvo tylus saugumas, kertinis akmuo, leidžiantis operacijoms vykti be trikdžių. Nereikėjo antraščių, bet tai buvo būtina. Prieš padėkodų dienos vakarienę mama truputį pasilenkė pirmyn, ar neįtempta būti tokio rango pareigųjų, tai atsakomybė, atsakiau aš. Ji lėtai linktelėjo, lyg tai atskleistų viską. Lauren sukiojo raudoną vyno taurę, burbuliukai tarsi iškrito jos akyse. Tai visą laiką mums viskas slėpiai, paklausė ji, pasukdama galvą. Pažiūrėjau į ją ramiai, nieko nesislėpė. Tau tiesiog niekada nekilo mintis paklausti,
Jason vėl nutilo ir stebėjo, vėl matuodamas atmosferą, kurią aš jau buvau pakeitęs. Jis puikiai išmanė karinę kultūrą, tad suprato, kokia keista tvyrojo ši vakarienė. Tarnybos laipsnis nesalės triukas, kuriuo pasigirti prie šventinio stalo. Bet Laureniai pavadinimai reikšdavo kaip prekės ženklai, tad jį tiesiai šviesiai paklausė, na ir kada tai įvyko, kalbėjo apie jos vyresniojo brolio paaukštinimą. Rugpjūtį paskelbė sprendimus. Ir tu nė nebandei apie tai užsiminti. Aš tik patraukiau pečiais. Nes nebuvo progos. Ir tikrai, kiekvieną kartą, kai bandydavau pasidžiaugti kokiu pasiekimu, tai pasisukdavo į varžybas. Kai prieš 4 metus gavau majoro laipsnį, mama iškart pasveikino, o paskui paklausė, ar galėčiau padėti Laurai susisiekti su žmonėmis gynyboje. Kai įsigijau butą šalia Fort Miero, tėtis sumurmėjo, jog pagaliau viena iš vaikų turi stabilų pajamų šaltinį. Lyg karinis atlyginimas iki tol būtų buvęs miglota pasaka. Ta tiesa paprasta, nutraukiau dalytis detalėmis, kurios virsta šeimos rungtyniavimu. Galiausiai prakalbo Jasonas, paaukštinimai tokio lygio, nesmulkmenos. Lauren švystelėjo į jį žvilgsnį, bet jis neužsitraukė. Atrankos rodikliai labai žemi, pridūrė ramiai. Nepagyrė mane, o konstatavo faktą. Ji padėjo taurę ant stalo. Na, gerai. Sveikinam, akivaizdu, šitas žodelis čia sverdavo neregėtus tonus. Tėtis pasitaisė kėdėje. Tai kodėl mes apie tai negirdėjome? Todėl, kad jums nebuvo svarbu, nuslėpiau emocijas. Be to, daugiausia mano darbo detalių viešinti negaliu, ir tai tiesa, kibernetinės operacijos, atitikties kontrolė, infrastruktūros apsauga, neįtin tinka šeimos vakarienės PowerPoint'ui. Mama lyg niekur nieko susilankstė servetėlę. Mes tik norim suprasti, ką tu iš tiesų darai. Žodžiai tiko kaip raktas spynai, bet už rakto atsukti jie neįstengė. Šioje šeimoje smalsumas turėjo kryptį, jis visada tekėjo Laurai. Keisdamas studijų programą 2 kart, jis sulaukdavo emocingų diskusijų. Palikusi darbą po 3 mėnesių, išgirdo tikrą augimo analizę. Pradėjus naują santykių istoriją, laukdavo išsamus fonas ir ateities planai. O aš, kai keičiu karinę dalinį ar gaunu sertifikatą, išgirsiu tik, ar tai gerai? Taip. Tvarkoj. Lauren įsitelkė į kėdę ir atrodė lyg stebėtų mane. Tai kas dabar? Viską darau toliau, tiesiog kylu. Vėl tas žodis kylu, tarsi tai būtų kopėčios korporatyvinėme biure. Aš galime tik tai ir daryti dirbti, švelniai pridūriau. Jasonas linktelėjo. Pokalbis pasisuko saugesnien temų link - futbolo rezultatai, kelionės plėtojimas, obuolių pyragas kalėdoms. Bet širdies dūžių ritmas tame kambaryje nebeatsistatė. Tarsi pasirikiavus lentelės naujai hierarchijai. Lauren visuomet prijungdavo žmonės į šį namų pasaulį pagal savo taisykles. Bet šįkart Jasonas atsinešė neprognozuojamą kitonišką kintamąjį, kurio jį nemėgo. Kai nusinešė dekoruotus lėkštes, mama nepastebimai prisertino prie manęs ir tyliai sumurmėjo, nesinori, kad jaustumėsi menkas. Pasilenkiau, ir nebuvo tikslo manyje jaustis kažką. Ji sumišo. Iš svetainės sklido Laurens balsas, truputį pakilęs ir gyvas, bandantis susigrąžinti vakarienės dinamiką, kurioje pati jautėsi drąsiai. Paskutinę akimirką prie stalo, kai mano ranko švelniai susipynė, atrodė tarsi užsitęsusi pro šalį prabėgusi akimirka. Klausydama ne tiek žodžių, kiek balso tono, pajutau, kad esu ten, kur priklauso. Visoje šioje aplinkoje keitėsi niuansai, o aš šį vakarą tiesiog užėmiau vietą, kuri visada buvo mano. Iš svetainės sklido Laurens juokas, šviesus ir veržlus, lyg jį bandytų priversti visus jaustis kitaip. Sėdėjau prie stalo, kol mama tvarkė lėkštes, niekas man nesakė, kad turiu keltis. Tai vien tiesioginiai žodžiai man atnešė neįprastą jausmą. Po kelių minučių į virtuvę žengė Jasonas. Jis neatrodė dramatiškai ar konfrontaciškai, tiesiog buvo čia. Tikiuosi, nepraėjau pro kažką sudėtingo, tyliai tariau. Nepraėjai, atsakiau. Tiesiog uždavėjai normalų klausimą, jis linktelėjo.
Nesitikėjau, kad tu su kiberapsaugos brigada, dauguma žmonių to nežino. Tai ir buvo esmė, Jasonas šiek tiek atsirėmė į stalviršį. Pateikėte tą briefingą Arlingtone labai gerai. Be jokių dramos, stengiuosi išlaikyti paprastumą, jam šypsantis pajutau profesionalų pagarbą, nieko daugiau. Tada jis grįžo į svetainę. Po akimirkos Lauren atėjo į virtuvę, pečių vergusi. Ką tik kalbėjai, paklausė. Apie pokalbį, atsakiau, o jo žandikaulis šiek tiek sugniaužėsi. Galėjo anksčiau paaiškinti, pažvelgiau į ją. Tu pasakei jam, kad aš esu tarnyboje, taip, bet tu nieko nepaklausei, jį kūrė dirstelėjimą. Tu žinojai, ką turiu omeny, žinojau. Tu kalbėjai apie hierarchiją, apie pavidalą, kodėl tai svarbu, paklausiau. Nes tai keista, jis sušuko, stengdamasi kalbėti žemiau. Jis karjeros karininkas. Nenorėjau, kad jis galvotų, jog neteisingai pristačiau situaciją, tu tai padarei, jis sustingo. Nekalbu apie melą, greitai atsakė ji, tiesiog niekada nepaaiškinai, tai buvo tiesa techniniu atžvilgiu. Nepaaiškinau, neseniai išmokau, kad paaiškinimas priklauso tik nuo to, ar kas nors rūpi tikslumu. Į virtuvę įžengė mano tėtis, kaip visada pajutęs įtampą. Viskas gerai? Paklausė. Viskas gerai, akimirksniu atsakė Lauren. Jis pažvelgė į mane. Nežinojome, kad esi toks aukštas karininkas, nepaklausėte, pakartojau. Jis nusibruko kaklą. Galėjai mums pasakyti, šie žodžiai skambėjo kitaip. Galėjai pasakyti. Kai tapau kapitonu, paskambinau namo. Mama pasveikino ir paskui paklausė, ar planuoju netrukus palikti armiją. Tapus majoru, tėtis juokavo, kad dabar galiausiai užsikabinau už kažko. Kai perėjau į Fort Meade dėl kiber komandos, Lauren klausė, ar tai reiškia, kad dirbsiu su Wi-Fi. Po kurio laiko atnaujinimai pradėjo atrodyti nereikalingi. Nenorėjau, kad tai pakeistų tai, ką sakiau. Lauren susikryžiavo rankas. Na, tai vakarui atnešė pokyčių, tai buvo tikroji problema. Jos pasakojimus pakeitusi aplinkybė. Svetainėje Jasono balsas skambėjo iš koridoriaus. Raminantis, susikaupęs. Jis atsakinėjo į vieną iš mamos klausimų apie tiekimo ciklus. Lauren tiesė nugarą. Ar galime to neleisti, kad tai taptų problema? Problema? Taip. Kaip dramatiškas pokytis, tai nepriklauso nuo manęs, atsakiau. Man tai nebuvo problematiška. Mano reikalai šioje namų erdvėje nesikeitė. Tik jų supratimas apie juos pasikeitė. Lauren priartėjo tylesnėmis žingsniais, kuris praslydo tarp stalviršio ir kriauklės. Atrodė, lyg aš visai nepažinočiau savo sesers, pratarė ji. Iš tikrųjų nepažįsti, žodžiai įsprūdo pro mano lūpas dar iki paskutinio atodūsio. Jos akys sužibėjo kandžiai. Tai ne visai sąžininga, ar ne? Paklausė ji. Stovėjome šalia suspaustos erdvės apsupti, tarp lėkščių, indų metais kauptų mažų nepaisimų. Visada ji galvojo, kad mano gyvenimas tarsi skaidrus paveikslas, kariuomenė, technologijos, griežta tvarka. Bet detalės jos niekada nedomino. Jason po truputį grįžo į virtuvę, gal užuodęs įsitempusią atmosferą. Viskas gerai? Mandagiai paklausė jis. Lauren akimirksniu nušvito. Žinoma, jis trumpai pažvelgė į mane, neįkyriai, bet atidžiai. Mama sekančių žingsnių parnešė karštą obuolių pyragą. Pyragas beveik paruoštas. Visi klegėdami grįžo prie stalo. Spėdama, kur atsisėsti, ištraukiau tą pačią kėdę, kurią buvau pasistačiusi anksčiau. Lauren šįkart nusprendė neatsigulti prie Jason, ji atsisėdo priešais mane. Tėvas pripylė kavos. Tai kaip ten tos pareigos? Kaip gaunate paaukštinimą tokiame lygyje? Paklausė tarsi skaičiuodamas praleistus skyrius. Pasirenka vertinimo komisija, pradėjau aiškiai. Peržiūri tarnybos ataskaitas, veiklos įvertinimus, vadovavimo patirtį, išsilavinimą. Varžybos yra rimtos, jis palinktelėjo. O koks šansas? Paklausė.
Jason paprastai pridūrė, priklauso nuo metų, tai nėra savaiminė programa, mama šiek tiek nustebo, tai ne taip paprasta, kaip manytume, ne, patvirtinau. Lauren permaišė kavą su tokia jėga, lyg kava būtų įžeidusi jos draugę sėdinčiąją šaukštelį. Vis dėlto įspūdinga, ji ištarė išties peršvelniai, tarsi perskaičiusi šį posakį scenoje. Tyla įsiplėtė, bet tai nebuvo ta sena nejauta ar atšiaurumas, tai buvo lyg perkrovimo metas. Tėvas aiškiai išgirdo ir išvalė gerklę. Man regis, mes niekada iki galo nesuvokėme, kaip tas karinis laipsnis įgyjamas, nieko tokio, atsakiau. Ir išties nežinių stoka čia buvo bėda, o smulkmenų nepakankamas troškimas jas išsiaiškinti. Lauren truputį pasilenkė, tai reiškia, kad galėtum įtakoti paskirimus ar perkelimus, buvo akivaizdu, kad jos nuostaba byrėjo į galimybę. Ne, pasakiau ramiu balsu. Ji tik šrukino, tarsi sakydama, klausiu, ką matau, tėvas žvilgterėjo tarp mūsų, mes tiesiog norime suprasti. Supratimas tai lemputė, kuri kartais apšviečia žinias, o kartais atskleidžia, kaip kažkas tau gali būti patogu. Lauren balsas suminkštėjo, aš tiesiog nesitikėjau, kad tavo laipsnis bus aukštesnis nei Jason, laipsnis, ne asmuo, ramiai atsakiau. Lauren priverstinai šyptelėjo, lengva tau taip sakyti. Pyragas jau buvo padalintas, pokalbiai nurimo į smagesnės bangas. Bet kas kelias minutės kas nors vėl pakeldavo mano karinę karjerą, tarsi norėdami apžymėti naujai atrastą žemėlapio kraštą. Aš atsakydavau santūriai, be išsišokimų. Niekas neužsiminė apie virtuvę, lėkštę ir tuščią kėdę, kurioje buvau likusi viena prieš valandą. Ta prisiminimo aura vis dėlto plaukė ore. Lauren dabar žiūrėjo į mane kitaip, nebe su susižavėjimu, o su apskaičiavimu. Ir pirmą kartą šiame name aš nebesipravirkinau savęs, kad jai būtų lengviau. Indai tyliai suskambėjo, kai mama nešė juos link kriauklės. Keletą akimirkų vienintelis girdimas garsas buvo tekančio vandens burbuliavimas ir neryški pokalbio intonacija iš svetainės. Aš atsistojau ir nepaklausta, pradėjau krėsti lėkštes, senas įprotis, kai kambaryje tvyro įtampa, aš imuosi logistikos. Už kelių akimirkų į virtuvę įklibėjo Lauren, jos aukštakulnių kulniukai tarsi mušamieji ritmai skambėjo plytelėmis. Gal galim pakalbėti, paklausė ji beveik nežiūrėdama man į akis. Jau kalbamės, atsakiau krėsdama indus. Ji sukryžiavo rankas ant krūtinės. Tavo pasirodymas nereikėjo šito akcento. Nereikėjo, paklausiau ramiai. Žinojai, kas nutiks, jei jis sužinos. Nesitikėjau, kad jam bus svarbu. Ji trumpai iškvėpė. Čia ne esmė. Žinoma, esmė buvo visai kitokia. Lauren vakaro eigą sukūrė pagal griežtą hierarchiją. Jos vaikinas, aukštesnysis karininkas, įžengė į kambarį, kur visi kiti tarsi tupė žemiau jo rango. Tai sustiprino jo statusą. Perstatė istoriją be jo sutikimo. Galėjai man pasakyti, vėl tarė ji. Galėjau, pripažinau. Bet tai nieko nebūtų pakeitę. Jie būtų kitaip atrodę. Prie durų vėl pasirodė tėtis, jis tai darė visą vakarą, it laukdamas, kada oras ištirps nuo įtampos. Nepamirškite, tarė jis švelniai, čia ne konkursas. Ji atsigręžė. Aš nieko tokio nesakiau. Jis pažiūrėjo į mane, reikėjo dar anksčiau pranešti apie paaukštinimą. Nemaniau, kad tau tai svarbu. Ta trumpą jo pauzę supratau be žodžių, visgi svarbu. Iš svetainės aiškiai pasigirdo Jasono balsas, pasakojantis apie logistinės modernizacijos projektą dabartinėje tarnyboje. Mama atsakė tokiu įspūdingu susižavėjimu, kokį anksčiau skirdavo Lauren asmeniniams pasiekimams. 20 metų, nemažas laiko tarpas. Ji prisiminė mano žodžius prieš daug metų, kai aš svarsčiau pasilikti kariuomenėje ilgesniam laikui. Mama tada susimastė, ar tikrai noriu dar tiek metų. Lauren prisiliesdama prie savo apyrankės, sumažino balsą. Ar suvoki, kaip tai atrodo? Pasižiūrėjau jai į akis. Atrodo kaip du karininkai kartu pietaujantys. Atrodo taip, lyg aš net nežinočiau, ką veikia mano sesuo. Nes nežinojai, ji suvirpėjo, bet greit susiėmė. Tu niekada neparodydavai savęs, pridūrė ji.
Čia skaudėjo. Ji buvo teisus, aš nesireklamuoju, neskelbiu uniformos nuotraukų socialiniuose tinkluose, nerodydavau rango pokalbių pradžioje. Tačiau matomumas ir vertė ne tas pats. Aš, ne prekės ženklas, ištariau ramiai. Ji prasikišo orą per nosį. Tu nesupranti. Suvokiu, pasakiau. Lauren remdamasi į stalviršį tarė, Jasonas įdėjo daug pastangų į karjerą. Nenorėjau, kad jis jaustųsi menkesnis. Leidau žodžiams skambėti ore. O manai, jis taip jautėsi? Ji tylėjo, nes atsakymas buvo ne. Jasonas reagavo kaip profesionalas, be ego ir nesaugumo, jis tiesiog pateikė naują informaciją ir judėjo toliau. Nesaugumas nebuvo jo, bet jos. Iš svetainės tėtis paskelbė, Rachel, eik prisėsk, jo balso tonas keitėsi, neįsakmus, neatmestinis, tiesiog neutralesnis. Grįžau ir vėl atsisėdau prie stalo, nuimusi įtampą ir ruošdamasi vakaro nešiojimui toliau. Jason aiškino, kuo skiriasi operacijų vadovavimas nuo įstaigos STFF paskyrimų. Mano tėvas dabar klausėsi atidžiai, linkčiojo galvą kitaip nei tada, kai aš buvau pratarusi ką nors anksčiau. Lauren paslydo į kėdę greta Jasono ir, žvilgterėjusi į mus, paklausė santūriai, tai kiek jūs dirbate kartu? Skirtinguose takeliuose trumpai atsakė Jasonas. Mano mama pasisuko į mane, o tavo sritis, kibernetinis saugumas, ar dažnai tenka vykti į misijas? Taip, tarė Jasonas. Mamos vokai šoko aukštyn. Niekada neminėjai. Buvo 2 misijos. Kada? Prieš kelerius metus. Ji atrodė išties nustebusi. Lauren visai tyliai pridūrė, ji apie tai nekalba. Ir iš tiesų nekalbu. Netalpinu misijų lyg ataskaitų šventiniuose pietuose. Tačiau reikšmė, aiški, kažką svarbaus aš nuslėpiau. Tiesa vis dėlto paprastesnė, niekas nebūtų paklausęs, jei būčiau užsiminusi tik apie saugumo detalės. Jasonas švelniai palinkčiojo į mane, kur buvai? Kuveite. Gynybinis kibernetinis palaikymas. Jis pripažinimo pilnai nesureikšmino, vien prunkštelėjo žinodamas, kad tai tinkama misija infrastruktūros apsaugai. Tėvas lėtai atsilošė atgal. Regis, mes tave nuvertinome. Turėjo būti komplimentas. Man taip neatrodė. Jūs apskritai nevertinote, paprastai atkirčiau. Nebuvo pikta, tik tikslu. Tyla pasunkėjo. Po stalu Lauren pirštai ratilėliojo stalviršį, klausė tarsi rinktų informaciją. O kas toliau tavo karjeroje? Dirbu savo darbą. Neplanuoji iš anksto, sušuko Jasonas nurytą dalyką laikydamas kariuomenėje esminę užduotimi. Mama susukiodama servetėlę klausė, ilgam? Taip. Ji tyliai linktelėjo, tarsi virškindama svarbią naujieną. Lauren pakėlė antakius, tai gal pilna pulkininkė? Galbūt. Jei šis atsakymas nebuvo malonus. Metai bėgiojo paskui socialinių tinklų gerbėjų skaičius, partnerystės, skambės pareigų pavadinimų kortelės. Mano laiptelis kilo per vertinimus, komandinius įgaliojimus, atrankų posėdžius. Niekas namie nė nekėlė akių į mano pusę. Desertas praslinko be ceremonijų. Tema niekuomet nebuvo tiesiogiai atnaujinta, bet jautėsi ore, tarsi nematomas matavimo linijinis liniuotei spaudimas. Vakarui artėjant į pabaigą, Jasonas atsistojo ir stipriai suėmęs mano ranką, tarė tyliai, malonu vėl jūs matyti, panelė majoro Lauren veidas pravirto akimirkai, o aš linktelėjau, saugokite save, majore. Šis panelė ore pakibo ilgiau nei reikalautų mandagumas, nedidelė drama, tiesiog neginčytinas pripažinimas. Ir pirmą kartą tą vakarą Lauren atrodė neramiai, nepykusi. Kai Jasonas nuėjo, namuose pasidarė ankšta be jo ramaus buvimo. Lauren dar akimirką stovėjo prie lango, sekė jo automobilio žibintus tolumoje lyg skaičiuotų atstumą. Mano tėvai susirinko koridoriuje, nežinodami, kurį klausimą užduoti pirmiau. Galiausiai mano mama prapliupo, na štai kas netikėta.
Lauren aštriai apsisuko. Ir jūs nežinojote. Tėtis suraukė kaktą. Mes juk žinojome, kad ji dirba kiberžvalgyboje. Tai ne tas pats, staiga sušuko Lauren. Aš stovėjau šalia valgomojo stalo, dėdamas kavos puodelius vieną ant kito. Nieko man nebuvo pavesta, tačiau labiau norėjau būti judėjime, nei vargti su žvilgsniais. Lauren perėjo kambarį. Tu leidi man kalbėti visą naktį, manydama, kad esi įtrauktas, pyko ji. Aš nenorėjau to, atsakiau ramiu tonu. Tu pati tai pasirinkai. Būtum galėjusi mane pataisyti prieš jam atvykstant. Tu niekada neprašei. Tai nebuvo strateginis pakartojimas. Tiesiog nuoseklumas. Tėtis nubraukė delnus per smilkinius. Kodėl nesakytum mums kažko, kas taip svarbu? Nes kiekvieną kartą, kai ką pasakau, tai virsta kažkuo kitu. Šie žodžiai skambėjo labiau drąsiai nei ketinau. Mama atrodė tikrai įskaudinta. Mes tavo šeima. Taip, atsakymas pakibo ore. Lauren purtė galvą. Tai priverčia mane atrodyti kvailai. Tai nebuvo mano tikslas, bet būtent taip nutiko. Priėmiau poziciją, atsirėmiau į kėdę ir pažvelgiau į ją. Jasonas sėdinti šalia neatrodė nejaukiai. Ji nesugebėjo atsakyti, nes jis to ir nepadarė. Tuo metu, kai jis suvokė reitingų skirtumą, jis nepanikavo, nepervertino situacijos, tiesiog prisitaikė. Nepatogumas neatsirado iš jo, jis kilo iš Laureno sukurtos naratyvo. Tėtis šiek tiek pasitaisė. Reitingas nesvarbu, mes jumis didžiuojamės. Šis teiginys buvo beveik įspūdingas. Aš pažvelgiau jam į akis. Tu tuo nesididžiavai prieš valandą. Tai nesąžininga, greitai pasakė mama. Kas pasikeitė? Paklausiau. Kambaryje knygų liudijimas. Lauren perėjo per kilimėlį. Tu manai, kad tai apie pasididžiavimą? Tai apie pagarbą. Iš kieno? Iš jo. Jasonas gerbė reitingą, pasakiau. Tai darbo dalis. Ir tu jį lenkiai, jį atšovė, tarsi tai būtų kaltinimas. Taip. Šis atsakymas skambėjo tvirtai. Lauren pažvelgė į mano tėvus. Matote, ji net nesirūpina. Tai beveik priverčia mane juoktis. 12 metų kareiviai išmokė mane kontroliuoti tonus, tačiau tai nesumažina supratimo. Man rūpėjo mano darbas, mano komandos rūpėjo gerai atlikti darbą. Tačiau man nerūpėjo reitingo demonstravimas per padėkos dieną. Mama atsisėdo ant valgomojo kėdės. Mes nesupratome, kad esi toks aukštas. Žinau, kad niekada nesivilki uniformos prie mūsų. Aš jos nedėviu per šventes. Lauren sukryžiavo rankas. Tu niekada apie tai nekalbi, nes kai aš pradedu, tu pakeiti temą. Vėl kambarys nutilo. Tėtis lėtai atsiduso. Gal mes nesupratome, kaip rimtas tavo darbas? Rimtas? Lyg tai iki šiol būtų buvęs hobis. Tai kariuomenė, pasakiau. Visada rimta. Lauren balsas įgavo aštresnį toną. Galėjai bent jau apie tai pastebėti, kad galėtum kitaip pateikti. Taip, ten buvo kontrolė. Jai nerūpėjo pats reitingas, jai nepatiko, kad negalėjo kontroliuoti, kaip jis buvo pristatytas. Mama žiūrėjo tarp mūsų, ieškodama pusiausvyros. Mes tik stengiamės palikti gerą įspūdį. Įkurdami mane virtuvėje? Pasakiau ir žodžiai sprūdo dar prieš man tai susivokus. Tėčio veidas pasikeitė. Tai nebuvo tai, ką turėjome omenyje. Tai, kas nutiko, ji taip išgirdo, tai nebuvo ištremimas. Tai nebuvo ir įtraukimas. Tai buvo smūgis arčiau tiesos nei bet kas, kas įvyko šią naktį. Kelintą valandą be priežasties nejaučiau, kai iš pradžių smulkus praleidimai atrodė tik kaip logistika, kaip laiko klausimas, kaip patogumas. Sėsk čia, nieko neminėk, leisk jai turėti tai. Tačiau šiandien aš neketinau dingti, stovėjau ten, kur ir stovėjau.
Lauren pasuko link koridoriaus, bet netrukus sustojo ir atsisuko. Jasonas manęs apie mane taip nesužinojo, suabejojo ji. Žinau, melavai, atsakiau tyliai, be pykčio. Ji mane stebėjo. Visada kalbi taip ramiai, kontroliuotai, tau tai tinka. Taip, pritariau. Ji trumpai supurtė galvą ir suirzusi nusijuokė. Tu nieko nesupranti. Viskas turėjo būti paprasta. Buvo, švelniai pasakiau. Ne. Neįmanoma. Mano mama lėtai atsistojo. Nepaverskime to dideliu reikalu. Tai buvo jos išeitis iš bet kokio nepatogaus pokalbio, sumažinti, nuraminti, judėti toliau. Bet kažkas jau buvo pasikeitę. Tėtis vėl pažvelgė į mane. Kolegoms tu vis dar esi ponė, taip. Taip, atsakiau. Jo klausimas nebuvo pasiryžęs, tiesiog faktas. Lauren akis akimirkai pasviro į mane, nusistebėjo. Jasonas taip vadino? Susimastė ji. Kviesta. Tyla vėl nusileido, bet dabar jis skambėjo kitaip. Nešokiruota, nesumišusi, svetimai persvarstanti. Lauren buvo įsivedusi savo vaikiną į šią šeimos būrį kaip svarbiausią asmenį ir enfazė atkrito, hierarchija apvirto. Ne ji kontroliavo žaidimą, todėl ne ji buvo pykčio priežastis. Ji tiesiog nebeturėjo valdžios. Tėtis išsižiojo, prašvokštė. Mes nenorėjome tavęs sumenkninti. Žinojau, kad taip. Jie tikrai nenorėjo, bet taip nutiko. Lauren pasičiupinėjo telefoną ant kavos staliuko, turbūt laukdama žinutės iš Jasono. Jos veide ėmė blykstelėti švelnumas. Jam nebuvo nė kiek baisu, susimąsčiusi prabilo. Ne. Niekuomet nebuvo, patvirtinau. Ji vieną sykį lėtai linktelėjo. Namą vėl apgaubė rimtis, ankstesnė įtampa sulėtėjo ir susitelkė tarsi prisitaikiusi prie naujo tempo. Pirmą kartą per visą vakarą man nė karto nesakė, kur stovėti, kur sėdėti ar ką kalbėti, ir nė vienas manęs neišstūmė iš kambario, tyliai ištariau. Mano telefonas nepasklido nematomas, Lauren žingsniavo į koridorių, o jos balsas skambėjo santūrus, be juoko, be emocijų. Tėtis stovėjo durų rėme, tarsi laukdamas nurodymų, bet jų nebuvo. Ta patį momentą pasijaučiau tikra, imsiu paltą nuo kėdės. Išeini? Paklausė mama. Taip. Dar ne vakaras ir man reikia vairuoti. Tai buvo tiesa, Fortme nuo mūsų nenutolo nė per žingsnį. Lauren balsas sklido iš koridoriaus. Nebesijuokė, jos tonas buvo atsiribojęs ir apdairus. Tėtis dar kartą mane pažvelgė. Tu nesupykti, ar ne? Pagalvojau, nepūktis tai teisingas atsakymas. Su pykčiu ateina staigmena, o jokios staigmenos nebuvo. Mes nenorėjome, kad jaustumeisi pašalinta, dar kartą bandė jis. Žinau, tarėme abu tylomis. Lauren jautriai reaguoja į palyginimus, pradėjo tėtis, bet laikydamasis atokiau. Aš nepalyginu, trumpai pasakiau. Tik vakar visa tai atrodė toks palyginimų vakaras, bet aš buvau tik stebėtoja. Lauren sugrįžo į svetainę, laikydama telefoną delne. Jos veidas atrodė ramesnis, bet ši rami šypsena atrodė kiek pašlijusi. Ir tą akimirką vakaras pasiekė tos ribos, kai jau nebuvo klausimų, tik nauja pusiausvyra, kiekvienas žinojo, kur gali stovėti. Ir nusprendė, kad stovi gerai. Po padėkos vakarienės dingo visa mažoji šventinė nuotaika. Lauren suskubo pasakyti, lyg norėdama, kad viskas liktų įrašyta. Jis nė kiek nepasijuto įžeistas, aš tiesiog nebuvau to mačiusi ateinant. Ar jis ką nors darė arba tarė, paklausė mama. Ne, atsakė Lauren, numodama į mane. Tik palinkėjo sveikinimų. Na, tai juk gerai, tarstelėjo tėtis. Lauren linktelėjo, paskui staiga atsisuko į mane, bet tu privertė mane pasirodyti nežinančią situacijos. Viešai nesureagavau, kai klaidinai žmonės, jog tai ne mano kalba. Jis pats mane atpažino, bet tu vis tiek leidai jam manyti kitaip.
Aš lėtai apsitempiau paltą. O tu ko tikėjaisi? Įspėjimo prieš renginį? Galėjai paklausti iš karto. Jo žandai susitraukė. Tu manęs neklausi. Viską žinai pati. Žinai, kad jį pristatinėjau kaip savo vyresnįjį pareigūną. Jos akys tarstelėjo, iš tikrųjų? Taip, jis yra aukštesnio rango. Kaip ir aš. Nei jokios puikybės, tiesiog fakto konstatuojamas vienodumas. Lauren pažvelgė į tėvus, tarsi ieškodama paramos. Mama susimastė, mums tiesiog buvo netikėta. Tai suprantu, numojau ranką. Tėtis atsikosėjo. Gal turėjome prieš vakarienę pasikalbėti apie laipsnius? Gal ir taip, pritariau kuo nuoširdžiausiai. Lauren atsiduso aštriai. Ne apie laipsnį čia kalba. Apie jį sustojo. Ore įsitvirtino žodis, kurio ilgai nebuvo pasakyta - pagarba. O dar šalia tūnojo noras matyti, kontroliuoti ir kažkokia neapčiuopiama, bet stipri gija, mano santykiai su juo. Kaip aš tai pakenkiau, trumpai paklausiau. Tu nepakenkiai, skubiai atsakė ji. Tu tik viską sukomplikuoji. Norėjau nusišypsoti. Pas mus komplikuoti reiškia neprognozuojami. Aš juk neįrodinėjau savo laipsnio, priminiau. Nepaneigė jo taip pat, ji šį kartą kalbėjo be apeliacijų. Visą laiką nesuaukštinu savęs. Mažinu, taupau jėgas, slepiu už saugios skraistės. Tik ne vakar kalbėjau tiesiai. Lauren vėl sukryžiavo rankas krūtinėje, visada esi tokia rami, lyg stovėtum virš visko. Ne, aš ne virš nieko, aš tyliai sušnabždėjau. Bet toks įspūdis, pripažino ji. Ne mano ketinimas, bet štai rezultatas. Tėtis pasigilino tarp mūsų. Čia šeima, niekas nevirsta virš kito, tarstelėjo. Puikiai skambėjo teorijoje, bet pas mus jau daugelį metų tyliai veikia savas hierarchijos mechanizmas. Lauren dėmesys, aš laisvė, jį palaikymas, aš nepriklausomybė. Nepiktadariai, bet įsišaknyja. Mama priėjo arčiau ir maloniai tarė, negadinkime padėkos šventės. Ji jau šiek tiek sujaukta, prisipažinau. Lauren trumpam nusijojo, tavo labui, pažiūrėjo į telefoną, vėl sušvietė Jasono žinutės ir nuskubėjo atsakyti. Tėtis praskleidė balsą tyliau, mes tikrai didžiuojamės tavimi. Ačiū, linktelėjau. Tiesiog nesupratome. Supratimą veda klausimai, tarstelėjau. Jis šį kartą neneigė. Po minutės Lauren sugrįžo, įsitiesusi pečius. Jis klausė apie tavo dalinį. Negaliu neteikti detalių. Juk neslapta informacija stovėjo jį griežtai. Tiesiog filtruoju, atsakiau. Gerai, nušvito jos veidas. Jis sakė, kad tavo pristatymas pakeitė jo vadavietės požiūrį į vykdymą. Puiku, šyptelėjau. Ir tiek. Vakaro šešėliai jau slinko pro langus, kai Lauren mane stebėjo it eksperimentą, ieškant silpnosios vietos. Tau labai patogu, tyliai tarė ji. Kaip tai patogu, paklausiau ramiai. Nereaguoji, suvokiau, kad Laurie ieškojo mano reakcijos, bet aš tik susiraukiau. Reaguoju, atsakiau. Tiesiog nerodau, tai ją išmušė iš pusiausvyros labiau nei pykčio protrūkis. Mano mama pažvelgė į sieninį laikrodį. Vėluoja, pratrūko ir pakėlė antakį. Oficialiai dar nebuvo taip vėlu, bet vakaras įsitęsė kaip senas posakis. Pasiėmiau raktus. Lauren užblokavo mano kelią, ne visiškai, tik pakankamai, kad turėčiau sustoti. Pasakysi visiems, susinervinusi paklausė ji. Ką? Kad mane viršijai pareigose, paklausiau, vis dar stengdamasi nieko nerodyti. Taip, sušnibždėjo Lauren. Aš niekam neprekiau tuo, atsakiau. Nesiruošiu paversti to istoriją, jos pečiai lengvai nusviro. Gerai, tarė ji, puikiai žinodama, kaip gimsta gandai. Pravėriau duris. Tėvas, stovėdamas koridoriuje, linktelėjo, saugiai važiuok,
Taip trumpai atsakiau. Mama apkabino mane stipriau nei ryte, o Lauren vis dar laikė telefoną rankoje, pasiruošusi kurti naujus siužetus. Išėjus laukan, nakties oras atrodė aštresnis nei atvykus, o viduje namas švietė šiltomis lemputėmis, bet viskas buvo kitaip. Istorija pasisuko švelniai, bet negrįžtamai ir niekas jau nebuvo ten, kur anksčiau. Vos pasiekiau greitkelį, telefone pasirodė Lauren vardo skambutis. Leidausi iki pabaigos varpo, o akimirksniu atėjo žinutė. Jis nesupyko, tiesiog nemėgsta siurprizų, nepasakiau nieko. Kitoje žinutėje galėjai pasakyti Rachel, suspaudžiau vairą, pro langą matėsi tamsi, pažįstama Ohajo kelio danga, kuria važiuodavau po atostogų ar misijų. Kelių juostos atrodė begalinės, o atgal namo visuomet atrodė toliau. Kai pravažiavau Pensilvanijos ribas, telefone suskambo tėčio vardas. Pakartojau, nejungiau. Kitą rytą laukė žinutės. Pirmiausia mama, gal verta ramiai pasikalbėti, o paskui Lauren, Jasonas teiravosi apie tavo pareigas, sustingau. Ne dėl to, kad netikėta, o dėl santūraus tono, smalsaus, skaičiuojančio. Vėliau, jau savo Fortme gyvenamajame būste, Lauren paskambino iš naujo. Šįkart atsiliepiau. Sveika, tarė ji šviesiau nei vakar. Labas. Jasonui viskas gerai, skubiai ėmė aiškinti jį. Jo komanda sutvarkė procesą tavo compliance programos dėka. Ir jis galvoja plėstis į kibernetinio logistinio suderinimo sritį. Pakratiau galvą, gerai. Jis norėtų žinoti, ar esi kokio nors patariamojo organo nare, ar gali paveikti jo pasirinkimus. Tylėjau. Ne, primygtinai paklausė. Tu aukštesnė rangais pažįsti žmonės. Taip, pažįstu. Bet šeimos narių labui nesinaudoju pažintimis, atsakiau griežtai. Ji atsiduso, neįsimu iš tavęs kilimėlio, tik bandau jam padėti. Taip neina, nutraukiau. Žinai taisyklės. Prie išbalusių karinio biuro sienų sklido tyla, kol ji gipsočiomis šyptelėjo ir ištarė, nesvarbu. Visi megzti ryšius, užsikūprinau kėdėje, pastebėjęs, kaip jos akys neramiai blaškosi po dokumentus. Tinklai uniformoje turi ribas, pridūrė jį tyliai. Akimirksniu pajutau, kad tai bus ilga diskusija. Ji nutilo sekundėliai, lyg ieškodama tinkamų žodžių. Jasonas turi gerą nuomonę apie tave, pagaliau pasakė atsargiai. Smogė nuojauta, kad čia ne vien draugiškas pagyrimas. Jis tai paminėjo, linktelėjau. Tai profesionalus pagarbo ženklas. Svarbiąją akimirką jis sušnibždėjo, manai, jog tai nepadėtų? Ne taip sušnibždėjau, bet ji vėl pasislinko kėdėje. Labai tikiuosi, kad po vakarykščio tu bent šiek tiek atleis man nuodėmių. Štai ir ji, tas akimirksnis, kai smalsumas pavirsta prievole. Ką tai reiškia? Paklausiau. Tu mane netikėtai užklupai, atsiduso ji. Ne, tu žinojai. Niekas nesakė, kad mane pristatysi kaip eilinį, įstrigo man žodžiai. Jos balsas nusiraminau, gerai. Bet tai jau praeitis. Dabar svarstome, ką visa tai reiškia. Ką reiškia? Mums tarė ji lyg vyniodama žodžius į audinį, kurį aš turėčiau suvynioti. Šis mes troško šeimos reputacijos karjeros galimybių, visa tai atrodė slegiančiai pažįstama. Mano darbas lieka mano darbas, nuraminau. Jasonas svarsto karjeros plėtrą, toliau kalbėjo ji. Ateitis yra kibernetinė integracija, tvirtai pridūrė. Žinau, atsakiau. Gal galėtum jo mentoriumi tapti? Jis neprivalo mentoriauti, nugurgždėjau, bet jį toliau tikino. Palaikymas atrodytų gerai. Ne tau. Ne jam. Optika. Viskas sukosi apie įspūdį, o ne apie turinį. Tai ne LinkedIn, ramiu balsu pasakiau. Tu pernelyg užsispyręs, atsiduso ji. Aš tik noriu. Aš laikausi taisyklių, užbaigiau už ją. Jai atrodė, kad aš nepalankiai paveiksiu Javos šeimą. Aš nešu atsakomybę už savo darbą, atkirtau. Bet šiek tiek taip ir yra,
puolė ji. Ne, sakiau aiškiai. Jie atsiduso, jos balsas virto gūžę. Visada brėži ribas, pasakė ji tarsi bylą užbaigianti frazę. Tačiau sveikose šeimose ribos lankščios. Jos akys kraipėsi, lyg ji būtų pasiruošusi prieštarauti. Tai neteisybė, jis taip ir nebus tau pristatytas nė vienam, tarė ji gūžtelėdama pečiais. Socialiniuose renginiuose jo galiu pristatyti, ramiai paaiškinau. Tačiau aš nevaldau paskyrimų. Tai ne mano sritis. Ilga pauzė. Ji pasidavė. Maniau, kad norėsi jam padėti. Noriu, pripažinau. Bet ne per ribų peržengimą. Paleidau kvapą ir pakėliau antakį, kai ji dar kartą bandė užkabinti kitą temą. Mamai ir tėčiui gėda, kad jie nežino. To neištaisysiu, trumpai nutraukiau. Gera savijauta verslo puslapiuose neturėjo vietos šeimos dramoms. Ji dar sykį trumpai minėjo kibernetinės vienetas, galbūt Jasonas galėtų pereiti į gretimą padalinį. Jungtinėse ataskaitose aš dalyvauju, bet nepriimu sprendimų dėl jo karjeros, pakartojau. Gal galėtum rekomenduoti, paklausė ji viltingai. Ne, atsakiau aiškiai. Jie akimirkai susimastė, paskui paklausė. Kodėl tau tai tarsi nusikaltimas? Nes kariuomenė nėra šeimos statuso sistema, sunkiai nusijuokiau. Tai skamba lyg korupcija. Ir gali tokia būti, jei žmonės žaidžia pagal šeimos taisyklės, o ne pagal normas. Ji manęs nebetikrino, jos akys tik sklaidė dokumentus ant stalo. Tikėjausi, kad mus tai suartins, pratarė jį tyliai. Nukreipiau žvilgsnį į balintą lubų plokštę. Suartins priklausomybę nuo atsakomybės. Toje aš esu vienišas. Tyluma užsitęsė. Galiausiai jos balsas pakrypo aštresnė nata, tai viskas. Tu tiesiog atsisakai padėti? Aš neketinu piktnaudžiauti savo padėtimi. Kelių sekundžių tyla. Kai ji prabilo vėl, balsas jau atrodė šaltesnis, visada elgėsi taip. Kaip, taip. Nesiekiama. Susimąsčiau trumpam. Ne, atšoviau. Aš tiesiog nuosekliai elgiuosi pagal taisyklės. Ji nutraukė pokalbį be žodžio. Po kelių minučių mano telefonas vėl suvirpėjo, šįkart skambino tėvas. Gal galėtume visi susėsti ir aptarti lūkesčius, pasiūlė jis. Lūkesčiai – vienas tų žodžių, kurių svoris kartais pranokdavo net karinį laipsnį. Po saulėlydžio išgirdau tylią beldimą į duris. Niekų nelaukiau. Pro durų akelę pamačiau Lauren, koridoriuje stovėjo susikūprinusi, ranką sukryžiavusi ant krūtinės. Be paltuko, tik su griežtu nusiteikimu. Ištraukiau raktus. Važiavai čia vien dėl to, paklausiau, kai atidariau. Taip, tarė ji, žengdama vidun tarsi čia būtų pirmą kartą. Apžiūrėjo mano kambarį akimirksniu, beveik nieko nepastebėdama. Gražus butas, tesugebėjau ištarti. Taip, pritarė ji, stovėdama iškėlusi smakrą. Čia gyveni. 3 metus prisiminiau tyliai. Ji linktelėjo ir puolė į esmę. Jasonas kalbėjosi su savo mentoriumi. Sako, kad kibernetinė integracija bus itin svarbi kitais metais. Teisingai. Aš ten turiu ryšių. Galiu jam padėti. Priartėjo arčiau. Tai kodėl tu taip triukšmauji? Įtaka komandų grandiniai, visur ta pati taktika. Nes tai neteisinga, ištariau trumpai. Ji nusijuokė rafinuotai. Perdedi. Tai ne kontraktas, kurį tiesiog įteiki. Svarbu, kaip žmonės tai suvoks. Tu nematai galimybės, atsidūzau tyliai. Kokios galimybės? Suderinimo. Vėl šis žodis. Ji giliai įkvėpė. Pajėgtum paaiškinti jam kibernetinius reikalus. Jau paaiškinau. Darbe. Ne apie tai kalbu. Kalbu apie viešą palaikymą. Ne.
Žodis nusileido tarsi šalta lavina. Jo žandikaulis sukibo. Net nesusimąstei. Susimąsčiau. Ir mano atsakymas ne. Ji peržengė kambarį į kitą jo kampą, gestikuliuodama. Tu per padėką kalėdų metu palikai mane mažą. Leidai jam kreiptis poniai viešai. Toje aplinkoje. Nepaklausei. Tai protokolas. Nebuvo ko taisyti. Stovėjome susikibusios akimis. Žinojai, ką tai reiškia. Ką reiškia? Viskas pasikeitė. Aiškiai. Dabar visi supranta hierarchiją. Ji pakartojo tyliai, bet ryžtingai. Visada elgiesi taip, lyg tau nė motais. Man rūpi tinkami dalykai, trumpai atkirčiau. Tai tavo rūpesčių sąrašas, sušnibždėjo ji. Tada trumpai nusikvatojo, neįtikėtina. Niekai neatsisakiau. Atrodo, tai ją paveikė labiau nei bet koks mano pasipriešinimas. Man atrodo, tu save manai aukščiau mūsų. Aš turiu pareigų, ištariau ramiai. Tėvams gėda, tyliai pridūrė ji. Apie ką? Kad jie nežino tavo laipsnio. Kad atidavė tave į virtuvę. Tai ne mano sprendimas. Žinau, linktelėjau, leisdamas jai susitaikyti su savo tėvų lūkesčiais. Silpnumo čia nebus. Tada kodėl tai turėčiau nešti aš? Paklausiau. Ji neskubėjo atsakyti. Galiausiai tarė, nes tu pakeitei pusiausvyrą. Aš nieko nepakeičiau. Pakeitei. Aš tiesiog nebesitraukiau. Šie žodžiai ją pristabdė. Ji kilstelėjo antakį. Manai, kad aš priverčiau tave susitraukti? Taip, pasakiau ramiai. Žengiau žingsnį arčiau. Ji atsiduso. Prašiau tavęs pasėdėti virtuvėje, kad būtų mažiau nejaukumo. Tu man pasiūlei išnykti. Dramatiška, bet tikslu. Ji pravėrė burną, paskui ją vėl užvertė. Aš saugojau mūsų santykius, atsiduso. Nuo ko? Nuo disbalanso. Jasonas juk disbalanso nejautė. To nežinai. Iškvėpiau orą. Ji sakė, elgiesi lyg būtum įpratusi vadovauti. Ir esu, ji sutelkė žvilgsnį. Ir tada atrodžiau lyg nesuprastum manęs. Nesupranti, jos akys kibirkštelėjo. Aš tave visada rėmiau. Žiūrėjau į ją. Kada? Ji susvyravo. Kai išvykai į misiją, prabėdama kiek su drebančiu balsu. Kai skundėsi per šventes. Užtektų, ji sukryžiavo rankas ant krūtinės. Kai įsigijai šitą butą, vėl pamėgino. Klausiau, ar galiu prisidėti nuomą, juk šeima visada padeda. Šeima padeda be sąlygų, pasakiau švelniai. Jis poksojo tarsi įžeista. Tai dabar mane smerki? Nustatau ribas. Skambi kaip terapeutė, prakalbo ji. Aš karininkas, šie žodžiai ją suerzino labiausiai. Su tavimi viskas virsta armija, supyko ji. Nes tai tavo gyvenimas. Tu iš to darai savo tapatybę. Tai profesija, ne kostiumas. Ji atsitraukė per žingsnį. Net nedvejodama atmetei mano pagalbą. Aš dvejojau. Ne, tu iškart užblokavai, nes neįtikėtina, ji kruopščiai stebėjo mano veidą, ieškodama silpnybės. Niekada nebandai pusiausvyrą atstatyti, paklausė tyliai. Tarp mūsų pusiausvyra yra. Tik ne jausmuose, tarė. Tu turi aukštesnį laipsnį. Tai ne asmeniška. Man asmeniška. Tyla užpildė kambarį. Ji dar kartą paklausė, tai tikrai nepadėsi? Ne. Ji sukando lūpas. Bent pripažink, kad vakarykis man skaudino. Nebandžiau tau pakenkti, bet tai įvyko. Linktelėjau. Nesistengiau tave įskaudinti.
Tai ne tas pats, kas rūpėti, jog tau nemalonu. Man rūpi, pasakiau. Bet neaukoju savo principų vardan to, kad pakeiščiau požiūrį. Jis stovėjo be žodžių, paskui sumurmėjo, tu neįmanoma. Aš nuoseklus atsakiau ramiai. Jei priartėjus prie durų, jis susuko galvą. Visada turėjai tą aštrumą, ištarė. Lyg laukčiau, kad kažką įrodytum. Nieko neįrodinėju. Tai ką darai? Tiesiog dirbu savo darbą. Ji dar kartą ištisiai pažiūrėjo man į akis, lyg bandydama rasti juostelę, kurią dar galėtų tempti. Aš tyliai tarstelėjau, norėjai, kad aš tiesiog išnykčiau. Jos veidas sumirė. Nesakiau to. Tu pasakei. Šį kartą nebekonfliktavo. Atrodė pavargusi. Be nė vieno žodžio jie atidarė duris ir žengė į koridorių. Durys tyliai užsivertė. Kambaryje vėl tvyrojo ramybė. Užrakindamas duris dar kartą įkvėpiau tyloje, jokių šūksnių, jokio vaidinimo, tik stabili, nekintanti tyla. Mano telefonas vėl nubrečiuoja ant virtuvės stalviršio. Žinutė iš Jasono, tikiuosi, kad nesukėliau įtampos. Kaip ten bebūtų, elgeisi profesionaliai. Dar kartą sveikinu, perskaičiau vienąsyk, padėjau telefoną ekranėliu žemyn, jokio atsakymo nereikėjo. Sekančios kelios savaitės tęsėsi įprasta vaga, nors padėkos diena šeimoje klostėsi sudėtingai. Kibernetinė gynyba nesustojo nė akimirkai, pranešimai, ataskaitos, atitikties patikros, susitikimai su daliniais, diegiančiais naujas apsaugos sistemas. Iš šalies visa tai atrodytų nuobodu, bet viduje sunki rutina. Nei vienam Fort Mede kariui nerūpėjo, kas vyksta mano tėvų namuose. Juos domino tik vienas dalykas, ar sistemos saugios. Manau, taip geriau. Po to tos nakties Lauren atsiuntė kelias žinutes. Nieko įsprogdinančio, jokio atsiprašymo, tik lyg netyčiniai patikrinimai, kaip darbas. Jason minėjo naują pranešimą dėl kibernetinės apsaugos, aš atsakydavau lakoniškai, nedetalizavau. Kartą paskambino tėvai, mama guodėsi, kad daug apmąsto, o tėtis sakė, jog prisitaiko. Aš padėkojau. Be dramų, be svaidimosi kaltinimais, tiesiog laiko tarpas. Po maždaug 6 savaičių stovėjau mažutėje bazės auditorijoje uniformuota. Ne tam, kad švęstume staigmeną, o tam tikram oficialiam įsakymo prisiėmimo ceremonijos momentui Cyber Protection brigade vadovybėje. Paaukštinimo lentelės rezultatai vieši jau kelis mėnesius, bet formalumus tvarko lėtai, popieriai, pavedimai, dalinių rotacijos. Auditorijoje vos keli karininkai, kelios grandinės žemesni puskarininkiai ir jaunieji kariai gale. Vėliava kabojo tiesiai pagal instrukcijas, kalbų tekstas standartinis. Šalia manęs nebuvo šeimos, ne iš pykčio, o dėl aiškumo. Pulkininkas vadovavęs ceremonijai perskaitė paruoštą pranešimą, tarnybos istoriją, mokymai, paskyrimai, išsiuntimai į misijas. Žodžiai skambėjo oficialiai, net atitrūkę, tačiau kiekvienas jų glūdėjo dešimtmečiai tyliai atliekamo darbo. Kai baigė, atsitraukė, linktelėjo man ir aš pajutau ne triumfą, ne kerštą, o ramų pasitikėjimą savimi. Po formalaus pristatymo žmonės pradėjo rikiuotis paspausti ranką. Sukėlė tik trumpus sveikinimus, trumpus pokalbius. Viena mano komandos kapitonė, jauna karininkė, sustojo ilgiau nei kiti. Pone, ištarė ji. Matyti jūs šioje pozicijoje reiškia, kad ir man tai tampa įmanoma. Paklausiau, ką turiu omenyje, kad esi kompetentinga, bet nesužvankšti ginklais garsiai paprašnekėjo ji. Aš beveik nusišypsojau. Tikslas tiesiog gerai atlikti darbą, o visa kita seka savaime, pasakiau. Ji linktelėjo ir nuėjo tolyn. Jokių plojimų, jokių mušamųjų garsų, tik tylus tarpusavio supratimas. Vėliau sėdėdama savo kabinete, vėl pažiūrėjau į telefoną. Žinutė iš Laur, mama FBI matė tavo ceremoniją. Kodėl mums nepasakei, truputį pagalvojau, tada atsakiau. Galėjai paklausti, pasakė ji žinutėje ir ekrane ėmė suktis ta maža kantriai laukimo jausmą pabrėžianti piktograma. Po kelių akimirkų atsirado dar vienas pranešimas, tai nesąžininga.
Padėjau telefoną ant stalo neatsakydamas. Niekada mūsų namuose nebuvo išdalinta sąžiningas likimas. Jį tiesiog prisimindavome kaip savaime suprantamą dalyką. Ta vakarą suvokus, kad atsakymo nebus, užsirišau sportinius batelius ir išbėgau aplink bazės teritoriją. Šaltas oras į duslintuvus pučia aštrų paviršių, kvėpuoji aiškiai, žingsniai čiuožia vienodu ritmu. Niekam nerūpėjo, kokį laipsnį nešu ant peties. Bėgi, tas pats atstumas, ta pati jėga. Sugrįžęs, vėl telefono virpesys. Jasono, sveikinu su ceremonija. Pelnytas. Šįkart atsakiau paprastai. Ačiū. Niekas daugiau. Santykiai vėl stabilizavosi. Jis nebandė ektort mano padėties, nešliaužiojo per Lauren. Elgėsi su mano laipsniu kaip su formalumu, ne kaip su asmeniniu ginklu. Ir vien tai man parodė skirtumą tarp kasdienės profesionalios pagarbos ir nepagrįsto kompleksų tvirtinimuose. Po savaitės paskambino tėtis. Mačiau nuotraukas. Taip, atrodai užtikrintas, pasakė. Aš toks ir buvau. Jis truputį suėmė balsą, nebuvome suvokę, kokią atsakomybę tu neši. Ilga pauzė. Esu tavimi didžiuojuosi, galiausiai ištarė. Šįkart tai neturėjo jokio reakcijos atspalvio. Ačiū, atsakiau. Jis kostelėjo, Lauren vis dar apdoroja informaciją, šitai jos reikalas, tyliai pridūriau mintyse. Nekalbėjo daugiau. Pabaigęs pokalbį atsisėdau prie virtuvės stalo, atsistojusio rudeniško kavos puodelio šalia. Pažvelgiau į savo nedidelį butą, be prabangos stelažų, be kruopščiai atrinktų dekoro akcentų. Čia viskas buvo užsidirbta darbu, o ne eksponuojamas spindesį suteikiančiame apšvietime. Daugelį metų namuose mažindavau savo buvimą, kad visiems būtų ramiau, tegul Lauren spindi, tegul nemanipuliuoja svorio skirtumai, tegul viskas teka sklandžiau. Bet rezultatas? Žmonės tiesiog pamiršdavo, kad aš buvau ir stiprus, ir reikšmingas. Padėkojau likimui už tai, kad padėjo atskleisti pokytį, o ne sukurti jį. Man nereikėjo keršto, nereikėjo atsiprašymų paradų, nereikėjo mano laipsnio panaudoti kaip ginklo. Reikėjo tik daugiau neapsimetinėti visai netobulų vaikinų, kuris sutinka pasirodyti tik tada, kai jam patogu. Karalystės kurse kariuomenė išmokė hierarchijos, disciplinos ir atsakomybės. Tačiau aiškiausia pamoka nebuvo apie laipsnius. Ji buvo apie savo padėties tvirtumą. Kai ramiai ir nuosekliai stovėsi ten, kur tau priklauso būti, niekas tavęs neišstums iš pokalbio, nei nuims nuo stalo tavęs paties susikurtos vertės. Ta vakarą aš stovėjau paprastais džinsais ir megztiniu, be uniformos ir be insignijų, tik aš pats. Ir šeimoje, virtuvės šviesoje, prie seno ąžuolinio stalo Ohajo valstijoje, jie žiūrėjo į mane taip, tarsi būčiau vidury vakarienės persirengęs į kažkokį nematomą aprangos kodą. Nespėsi dar kartą patikslinti, kas vyksta, nes kitais metais padėkos diena vėl bus čia, ar mūsų visus tam paruoš. Kas pasikeitė? Ne pati šventė, pasikeičiau aš. Ilgai maniau, kad tai ką laikoma, kai tu lieki santūrus, kai tai ne tu, o ji šeimos atmosferos nežadinėtoje reikalų. Gal minimizavau karinį laipsnį, karjerą, pasirodymus, kad kasdienė dinamika būtų glotnesnė. Bet vietoj to tapau neįvertinamas. Ta vakarą nebuvo varžovų tarp pareigų. Nebuvo jokių kraštutinių užmačių pažeminti seserį ar tėvus. Buvo apie tai, kad stoviu kambarį, nepamažėjęs, atsakinėju tiesiai, keičiu tylą į sąžiningumą, atsisakau prekiauti integritetu vardan svetimos patogumo zonos. Kartais šeimos dramos baigėsi ne riksmais, o ribomis. Kartais smagiausiai keršyti yra neatsakomųjų veiksmų grandinė, o aiškumas. Tai pasirinkimas nebūti nematomam, tik tam, kad kiti galėtų jaustis patogiai. Galbūt šios istorijos aštrumas jums pažįstamas iš savo gyvenimo, visi esame bent kartą sėdėję prie savo šeimos stalo ir pajutę, kaip mus tyliai stumia į šalį. Tai priminimas, toks jausmas, kai atsiduri užribyje savo pačių namuose, nėra retenybė. Šie šeimos dramos momentai vyksta dažniau nei prisipažįstame ir jūs ne vieni.
Jei trokštate dar daugiau pasakojimų apie karinę tarnybą ir šeimos kerštą, be jokių pagražinimų ar išpūstų detalių, prisijunkite prie mūsų kanalo. Leidžiame tiesą kalbėti garsiai, jokio cukraus pudros, vien tik nešlavimas po kilimu.